Labas, praeitam vlogė rodžiau, ko prisipirkom kalėdoms, kalėdinių dekoracijų ir panašiai, o šiandien puošim namus, tai toks bus šitas vlogas. Puošim eglutę, kurią, manau, statysim čia. Tada pasipuošim šiek tiek svetainę, nu jeigu žiūrėjot praeitą video, kur buvo kalėdinis holas, tai matyt, kad dekoracijų prisipirkau nemažai, tai bandysim papuošti svetainę šiek tiek, kad ne tik eglutė būtų papuošta. Tada vaikų kambarį ir jeigu pavyks kažką padaryti, tai dar ir virtuvę. Tai žodžiu, tokia šiandien bus diena. Aš apsirengu savo kalėdinę pižamą iš Sinsėjaus, Nojus dar neapsirengęs, tik su pampersu. Ir vaikai irgi apsirengė, Valūna atėjo, Tajus atėjo, žodžiu, visi raudoni. O Rolandas dabar yra sporto klube, man atrodo, kad jis jau važiuoja namo, tai irgi turėtų taip grįžti. Valūna, žirklės yra ant spintelės, ant tos aukštai, kur yra kambariai. Kodėl? Aš atrišiu. Žiūrėkit, ir reikės visur, kad būtų žaisliukų, kad ne vienoje vietoje, visur. Imkit po vieną ir va čia yra toks šniuriukas, matot, ir galite tada užkabinti. Gerai. Ant eglutės. Kad visur būtų skirtingų žaisliukų visoje eglutėje. Yra smaigė. Dabar jau. Šitos nedarau. Aš irgi kažkur ant žemės. Filmuoji? Aha. Juokinga? Aha. Nu, jeigu mama nukris, tai turėsi nufilmavus. Gražiai? Aha. Aha. Tai jas eiti. Kur ten? Į krantą. Kas krenta? Jo, reikės biškai kažkaip padaryti, kad... Kas krenta? Žvaigždėno eglės. Linksta labai žemė. Aš toj. Kur kūdikis? Pas į mano lovą vėl maha rūsina. Jeigu Kas čia dabar filmuoja? Tajus kavasitas. Svizda, tai ta pati svizda. Nu va, pabandėm šitą girdandą uždėti čia, nes virtuvėje atrodo kaip nesąmonė visiška. Tai žodžiu, tai dabar Merry Christmas, nes nesimato S raidės ir nesimato C raidės. Tai bandysim gal su lipne juosta priklijuoti, tik nežinau kur dar. Nežinau, ar čia man labai. Tai va, tai padėjom advento kalendorių. Šitą, kur vaikai galės patys dėliotis. O čia ant palangės kol kas taip, nes laukiam žvakės tos dirbtinės. Nu ir žiūrėsim. Eglutė jie truputį pasipuošė, bet čia dar trūksta žaisliukų ir trūksta lempučių. Ką veiki? Jeigu kada svagūdė nepūdėts. Nu va, žvakė jau sutvarkyta, to aš pabandysiu įjungti. Nu va, taip atrodo. Nu čia aišku dabar, kadangi šviesu, tai nelabai čia ir matosi kaip čia liepsnelė. Ir naktį turėtų, nu kai bus tamsu, tai turėtų gražiai atrodyti. Tai dabar čia padėsim. O dabar pertrauka mums viso dekoravimo, nes man reikia dirbti ir reikia pavalgyti. Tai vaikai jau valgo pietus, o aš mums su Rolandu užsakiau paninių su bulvytėm. Tai irgi atveš, nes kol čia mes, žodžiu, dekoravomės, praėjo laiko ir užsinorėjom visi valgyti. Tai aš jau nebebūčiau ištvėrus ten kažką jau gaminti, tai žodžiu užsisakėm, pavalgysim, tada aš truputį dar prie kompo pasidėsiu, padirbsiu ir tada eisim toliau dekoruoti. Nu va, atvažiavo mūsų maistas. Paniniai su bulvytėm. Čia su kalakutiena kažkokia. Nu paimkite dar po vieną, gerai? Pasistatyk blogį. Taip.
Ant šitos žvakidės netilpo nei viena žvakė, kurią turiu. Tai žodžiu, reikės kažkokią mažesnę nusipirkti. Čia tiesiog paprasta, be jokių šitų stiklinių dalykų. Tiesiog paprasta žvakė. Čia kažkokia truputį gal didesnė. Nu, ne ta visai mažytė, bet didesnė truputį. Nu, nežinau, jeigu žiūrit šitą video, kad pasisemtumėte dekoro įkvėpimo, tai tikrai čia ne tas video, jūs suklydot. Čia kavos padariau man ir Rolandui. Rolandas dabar su Nojum yra, nes Nojus miega. Dar turiu Douglaso advento kalendorių. Nusipirkau, nes, žodžiu, norėjau kažkokio advento kalendoriaus, kuris būtų kažkas daugiau negu šokoladukai. Tai rinkausi, niekaip neišsirinkau, nes niekas man neįtiko. O niekas neįtiko, nes aš nesu tas makiažo žmogus, ten kur dažosi, labai ten reikia skirtingų priemonių, nu aš nemėgstu kaupti ten to makiažo, kažkaip aš per daug neperku. Aš turiu tiek, kiek aš naudoju ir dar truputį daugiau. Nu, žodžiu, aš turiu porą šešėlių palečių, kurių aš nenaudoju, nes aš tiesiog dažausi kiekvieną dieną, kad ir kur beičiau, kad ir ką bedaryčiau, visada taip pat. Ten antakiai, blakstienos, makiažo pagrindas, skaistalai, ten bronzantas, kartais kažką ant lūpų užsitepu, bet labai retai ir viskas. Tai tie visi makiažo kalendoriai man ne. Aš labiau norėjau veido odos priežiūros, kad būtų. Tai šitam kalendoriui yra. Pasižiūrėjau tuos produktus, tai man labai patiko, kas tenai yra. Aišku, bus ko gero tokių dalykų, kur bus tokie bereikšmiai, nepanaudojami ar kažkokia nesąmonė, nes visada tai būna. Bet šito kalendoriaus parašyta, kad yra vertė 360 €, aš mokėjau apie 60 €, kažkas tokio. Ir manau, kad šita vertė teisinga yra, nes kiek pasižiūrėjau produktus, tai labai patiko. Jau viskas, baigiau savo šiandienos darbus, jau išsilaikiau testą online ispanų kalbos ir vaikai žiūri filmuką vėl ir, žodžiu, Nojui dar liko apsirengti savo tą pižamą ir tada eisim puošti eglutės. Dabar yra, nežinau, kiek čia tų valandų, kiek yra valandų. Luna, pasakyk, kiek yra valandų. 25. Kokios 25? 17:44. Tai be 15:06, tai va, tai 6 valanda ir eisim eglutę puošti. Norėsi puošti eglutę? Aha! Baigėm mes vaikų eglutę puošti, dar uždėjo tokius mažus žaisliukus, galėsim eiti parodysiu. Mažus žaisliukus uždėjom lemputės, tai jau viskas. Baigėm vaikų kambarį ir dabar jau puošim tą didžiąją eglutę. Aišku, ten, kur viršui papuošiau, nu kaip, pridėjau ten dalykų, tai jau yra ten visko. Ir puodukų, ir šiukšlių visokių pridėta. Tai žodžiu, nu čia visada pas mus viršui būna toks chlamo kampelis. Tai visada mes ten būna visko prisidėję, tai reikės kažkaip išlaikyti, kad būtų gražu ir kad nebūtų nesąmonių jokių. Nu va, dabar taip atrodo vaikų kambarys, žvakė. Nu čia jam bus labai gerai, galės miegoti su žvakė. Eglutė, tik tai, gal, nu va, dabar jau matos. Eglutę uždėjom lemputės, tik tai tos baterijos jau tokios ant pabaigos, tai nelabai šviečia, bet vis tiek gražiai. Jo, tik tai labai jos netampykit, nes paskui, nu, gali sugest. Jo. Gražu, patinka jum? Aha, tau nelies. Nu, visi ant stalo užsilikit, būtent. Gražu, patinka tau najukai? Šitie saldainiai. Jo, ten saldainiai, paskui galėsit suvalgyti, kai jau galima bus nupuošti. Ką? Paskui galėsit suvalgyti tos saldainius. Uždėjom va šitų saldainiukų, kur rodžiau per holą, kad nusipirkom. Tai man atrodo, kad labai gerai čia gavos. O šitie visi maži žaisliukai yra iš mano vaikystės, kai aš prašiau savo irgi mini eglutę. Čia šitos, kur pirkom, kur rodžiau per holą. Čia varpelis irgi iš mano vaikystės, tokie visokie mažiukai tokie. Šitie kaspiniukai nuo įpakavimo šitų žaisliukų šiaudinių. Tai žodžiu, šita, kaip jau vadinasi, žvaigždė, tai tokia biški gal didoka šitą eglutį, bet visai gerai. Tėti labas. O šitas kalėdų senelis, tai nežinau, ar kažkada matėt. Žodžiu, čia yra, čia ne mes darėm, čia jau kai išnuomavom butą buvo šitas pakabintas, tai mes jį taip ir palikom. Tai dabar per kalėdas visai į temą.
Atsargiai, Luna, atsargiai. Nedėžiu, dar reikės išnešti, kad neriša labiau. Nu, Luna, pasitrauk. Nu, jau einam. Ateik. Nu, jau. Ateik čia. Tu taip sakai kamerai? Ar tai čia? Košė. Galvoju, čia tik košė, neglutė. Čia. Ką tu čia turi, nu, jau? Gumytė. Palauk, noriu, kad biškį padėsim čia ant žemės. Dabar visi laikykit va šitus va vietas, kad neprispausčiau jūsų daugiau. Reikia pradžiai šitą jau čia atlenkti ir tada tą viršų. Palauk dar. Dar reikia pradžiai atlenkti šakas. Reikia normaliai šakas pasurišti. Eik. Dabar šitą nuo viršaus susirinkau. Aš prisimenu, kai aš dėjau pirmą kartą. Jo, tai dabar gal tą jūs tegul deda, gerai? Nu. Nu, uždėk. Aha. O, super. Viskas gerai, nenukris. Tik reikia ją. Biškį. Daugiau apmaut. Mano. Palauk, noriu savo paklok, noriu. Nu, noriu paklok. Mano. Aš noriu šitą atsirinkti. Tu gal viršui kabink, nes jis ją pačioj pakabins. Nieko kelialytė. Vienam žmogui 2 valandas paskaitinėti darbo. Arba tu turėsi neįvėsti. Ką čia darai? Tai gerai, nesvarbu. Ar sutiksite, kad žiemos laikotarpiu sutikti nesergant, tai tokius esminius Aš nemoku iš čia. Ei, nojau. Tai. Nu va, papuošėme eglutę, dabar aišku bus labai daug nojau, nes jau porą žaisliukų sulaužė. Tokį ir tokį, kažkur pametam šitą galą. Bet visai čia, nežinau, neblogai gavos. Aišku, tos šaltos švieselės kuom yra gerai, nes jos labai šviečia, nes kur tos šiltos praktiškai jų net nesimato. Tai šviečia tik tai tos melsvos. Jos šiaip man nelabai patinka, bet gal ir gerai, nes šviečia stipriai. Ir žodžiu, kadangi naudojom pagrindę, nu ta šalta šviesa yra su laidu, tai žodžiu, pajungiam koridoriai, tai gal čia reikės kokią lipnę juostą priklijuoti, kad nieks neužsiverstų, nenutrauktų užlipę. Rolandas nuėjo šiukštes išmest ir degtukų parnešti, nes norim žvakes užsidegti, o nieko tokio namie neturim nei degtukų, nei žiebtuvėlio, tai žodžiu, užsidegsim žvakių. Ir pasimėgausim savo eglutę, kol nojus nenuvertė. Ne? Pus. Ai, ten du buvo? Jo. Aha. Gal to aš. Nematau, gal manau. Nesu šitas. O kur jūs sėdėjote? Šitą taip? Pajuodakit. Jo, gal Sėdėjote. Nu, palauk tą jau tuoj. Čia vienas tik tai, ne? Galim dar ir trečią. Pajuodį. Nu, parodysiu tuoj. Oi. Aš noriu visas pamatyti mamą. Čia irgi ne viena. Galėtumėte viskas mane mokėti. Turite pinigų Tuoj, nemokėti. Aš noriu visas pamatyti.
Nu ką, sėdėmės prie eglutės ir nusprendžiau, kad čia ir pabaigsim šitą vlogą. Jeigu dar neprenumeruojate šito kanalo, būtinai tai padarykit. Sekit mane Instagrame. Instagrame aš esu Lulu ir mes ir susitiksim kitą kartą. Ate. 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 O tu pasakysi ate? Ate. Nu jau. Sakyk ate. Sakyk ate. Ate. Ate.